Kaip apibūdinama situacija, kai žmona yra neištikima savo vyrui veganui? Sakoma, jį įstatė šparagus. Geras šitas. Jėzus tave myli. Tai puikiai frazė, jeigu tu ją girdi bažnyčioje ir žiauriai siaubinga, jei tai išgirsti Meksikos kalėjime. Jesus. Jėzus, taip, tave myli. Okay. Ups, mano stiprus. Apie Čeką Norisą negirdėtas. Čekas Norisas taip greitai užrakina stalčių, jog palieka raktą viduje. Geras. Be, neteko girdėti šito. Mano kažkaip šiandien su tokia agresija susiję. Sadomazochistų parado metu iš ten budėjusių policininkų pavogta 12 antrankių ir 16 guminių lazdų. Gerulis. Kapinių darbuotojai ilgai galvojo, kaip palaidoti kryžiažodžių redaktorių, horizontaliai ir vertikaliai. O gal dar jis tetrio gerbėjas? Gali būti. Super. Ja, kartais ir iš to galima pasijuokti. Sako, lietuviai kartais yra poliudniai žmonės, mažai juokės dėl to, kad juokas ilgina gyvenimą. A kas nori ilgai gyventi Lietuvoje? Niekas. Mes norim. Aišku, migracija didelė, bet mes norim. Dėl to mes juokėmės. Vėžlys buvo toks girtas, kad išsimiegojo svetimame kiaute. Šitas super. Gerulis. Okay. Aš jau kaip ir... O, žinok, aš dar turiu. Tai varyk, mes sustojame. Jeigu ilgai ramiai žiūrėsi į ugnį, tai tave gali atleisti iš ugnegesių. Nu, super, čia vienas žmogus prisintė, super, ačiū. Taip, kas čia dar? Sako, kai buvo litas, tai Lietuvoje tušius butelius rinkdavo bomžoje, dabar, kai euras, tai visi tapo bomžais, visi renka butelius. Taip. Aha, taip, dar vienas. Savo žmonai per gimtadienį padovanojau svarstyklės. Na, per savo gimtadienį iš jos sulaukiau liniuotės. Kažko nesupratau. Dukra jau atsiveda į namus pažinti su tėvais draugą. Sako, tėti, mama, čia mano draugas Mantas, jis labai gerai išmano technologijas ir žiauriai gerai gaudo pokemonus. Tėvas žiūri, sako, dukrelė, o tu negalėtum vėl pradėti draugauti su tuo čigonu, su kuriuo anksčiau draugai? Siaubas. Nu, dar vienas, aš nežinau, pabaigai gal desertų tokį pasilikau. Kodėl? Nu, čia geras neskaitytas dar. Kodėl policininko žmona miegamajame vaikšto lėčiau nei kitose kambariuose? Nu, nes miegamajame yra gulintis policininkas.